Sveiki milijonierių klubo nariai. Šiandieną turime svečiuose Vygandą Rutkauską ir paskaitą tema Karpmano trikampis. Vygandai, kokia tai yra tema? Apie ką? Apie kopriklausomybę vienas nuo kito, jeigu taip trumpai. Arba apie tuos nevisiškai sveikus santykius tarp žmonių. Arba apie žaidimus žmonių, kuriuos jie žaidžia vienas su kitu, tarpusavį bendraujant. Tai iš tiesų labai naudinga tema tie, kurie užsiema pardavimais, tie, kurie santykius turi namuose, darbe. Iš tiesų tai yra tiesiog santykiai žmonių tarp žmonių. Teisingai? Taip, ir tie santykiai, kurie yra glaudesni, kurie yra labiau pastovų santykiai tarp žmonių, čia labai puikiai tu pataikiai šeima, ypatingai šeimoje tai matosi tiek tarp tėvų ir vaikų, tiek tarp dviejų partnerių, tiek tarp kitų asmenų, kurie galbūt dalyvauja toje pačioje sistemoje. Ir kitas momentas tai darbo kolektyvuose. Tai kur daugiau žmonės tarpusavį sąveikoja. Tai va, čia jau ilgalaikės perspektyvos santykiai, o sakykime trumpalaikės perspektyvos santykiai, ar įmanoma nuspėti, kokiam tai tipažui priklauso žmonės? Čia ne visai tipažas, čia yra būtent apie patį tą santykį vieno su kitu ir kaip tie santykiai keičiasi, kokia tarp jų dinamika ir kaip sukūriamos tam tikros priklausomybės santykiuose vienas nuo kito, nesveikos priklausomybės, kai mes iš partnerio, iš kito žmogaus, kuris su kuriuo tarp mūsų yra santykiai, vienaip ar kitaip kažko norim, reikalaujam, psichologiškai terrorizuojam, spaudžiam, įtakojam, veikiam to žmogaus elgesį, netgi veikiam jo charakterį, jeigu nori. Tai kaip mes papuolam į tam tikrą įtaką, į tam tikrą ribas, kurias sukuria mums kiti žmonės ir po to negalim iš jų išeiti ir blogai jaučiamės. Tai kaip mes kitus įtraukiam į tam tikrus savo žaidimus, net to sąmoningai nesuvokdami ir sukuriam ydingus santykius, kuriuose niekam nėra gerai. Tai čia daugiau apie tai. Ar tai, aš taip pirma mintis, ar tai nebus manipuliacijos? Didžiąja prasme tai taip. Iš vienos pusės mes, kaip aš visada miniu, tai mes visada manipuliuojam, netgi tada, kada mums atrodo, kad nemanipuliuojam, tik tai yra teigiama ir neigiama manipuliacija. O didžiąja prasme taip, tai yra manipuliacija stengiantis gauti iš kito žmogaus tam tikrus resursus, tam tikrą naudą. Gerai, tada labai norėčiau pamatyti visą temą ir sužinoti daugiau. Prašom. Tai jungiam skaidrės, ar ne? Ir važiuojam tolyn. Karpmano trikampis. Daug kas iš tikrųjų, tų, kurie dabar klausote, tikriausiai arba girdėjot kur nors tą pavadinimą, nes jis tikrai plačiai žinomas, bent jau tų žmonių, kurie domisi psichologija, saviugda, įvairiomis santykių temomis. Kai kas girdėję būsit, tas burbulas jums iš kairės, tai Berne teorija. Iš tikrųjų, Erikas Berne, kuris kūrė ir yra parašęs daugelį gerų knygų apie žmonių tarpusavį ir sukūręs fainą idėją apie tam tikras vidinės žmogaus dalis, kurios sąveikoja tarpusavį. Mes tiesiog šiandien neturime laiko ilgai apie tai kalbėti, aš tiesiog parodau tą skaidrę ir pasakau, kad šitoje temoje mes taip pat galime ilgai ir nuobodžiai kalbėti šitą temą, atskleidžiant apie transakcinę Berne analizę, kurią sukūrė Berne pačią teoriją, mes galėtume ją įkelti į bet kokią tarpusavio bendravimo sistemą, netgi vieno žmogaus pačio su savimi, arba ir versle, ir pardavimuose šitą temų dalį, kaip tik būtent galima įtraukti bet kur, ir kalbant apie reklamą, kalbant apie bet kokias temas. Tačiau mūsų tikslas šiandien paliesti Karpmano trikampį. Ir atsiprašau, beje, klaida parašyta ne Karpmano, o Karpmano trikampį. Dabar tik tai pastebėjau. Tai Erikas Berne buvo mokytojas Steveno Karpmano ir būtent Stevenas Karpmanas legendoje kartu su Eriku Berne bendraujant ir sukūrė šitą idėją ir pratęsė pačios Berne teorijos dalį apie tam tikrus kopriklausomybę ir pradžioje sakysiu taip, nesveikus santykius tarp žmonių.
yra 3 rolės pagrindinės. Yra persekiotojas, tas, kuris persekioja, aišku, ką, auką. Tomo Džerio filme, tai mes akivaizdžiai pastoviai matom, aišku, čia klausimas, kas iš tikrųjų laimi, kas pralaimi tame filmukėje, tačiau ir gyvenime labai panašiai. Daug dabar galima užsiduoti savo klausimų, tai kas laimi ir kas pralaimi iš tikrųjų. Taigi, yra persekiotas, dar jis vadinamas kartais tironu, dar kartais jisai vadinamas tironas, persekiotojas, direktyvus kažkoks valdantis, norintis žmogus, kuris nori pastoviai kontroliuoti kitus ir situaciją. Aišku, kaip suprantat, yra auka. Auka irgi labai įdomi rolė, kurią priima žmogus. Tai tokio pastoviai nuskriausto rolė. Pastoviai kažkas yra blogai aplinkoje arba kitose žmonėse ir jis visada vargšas, visada nuskriaustas, visada nelaimingas, kuriam reikalinga pagalba, jisai skundžiasi visko, kas aplinkui yra ir visko nepatenkintas. Ir žiūrėkit, kaip gaunasi. Ir persekiotas nepatenkintas, jisai nepatenkintas tais, kurie nekontroliuojami ir nevykdo tai, ko nori jisai ir daro tai neteisingai arba aplamai yra netokį, kokiu reikia. O auka nepatenkinta tuo, kad gyvenimas yra netoks, kokio aš noriu ir viskas vyksta ne taip, kaip reikia ir viskas yra blogai ir jisai toksai bejėgis, jisai toksai negalintis savo padėti, vargšas. Kažkaip panašiai skamba, ar ne? Tik intencija kita. Eikim iš eilės. Berne teorijoje kalbama, kad visą energiją Karpmano trikampiui duoda iš tikrųjų auka. Auka inicijuoja energijos vaikščiojimą tarp tų 3 rolių. Pirmiausia, jeigu kalbant, tai auką valdo nuoskaudos, auką valdo baimės, baimė būti silpnu, baimė negauti tų resursų, baimė būti nepastebėtų. Toksai begėgiškumas yra pagrindinis dalykas, kuris jame gyvena. Ir šituo būdu auka stengiasi gauti kai ką. Auka gauna ką? Kitų dėmesį. Ir tokiu būdu jinai savo pati tampa savotiškai reikšminga. Jeigu aš skundžiuosi ir į mano skundus kažkas atkreipė dėmesį, atėjo su pagalba, pradėjo netgi galbūt auklėti ir mokyti mane, gal net man nurodinėti, nesvarbu, tačiau aš pastebėta, su manim bendraujama. Ir vadinasi, aš kažko vertas, aš kažko svarbus. Tai vadinasi, auka tokiu būdu gauna savo vaidmenį, savo rolę ir įsitvirtina, kad jeigu manim kažkas atkreipė mano bėdas dėmesį, vadinasi, aš esu šitam gyvenime, šitam pasaulyje kažką reiškintis. Ir kaip čia labai gražiai parašiau, kad pagrindiniai aukos žinutė, tai gyvenimas yra nesuspėjamas ir piktas. Jis nuolat daro su manimi dalykus, kuriuo aš nepakeliu, gyvenimas yra kančia. Ir su šitą žinutę jis eina į visus kitus žmonės. Jau tikriausiai kai kas iš jūsų pastebėsite gyvenime, kaip tai darote. Sakau, darote beveik visi. Kodėl? Todėl, kad Karpmano trikampis beveik 90%, gal net ir daugiau, yra naudojamas visų žmonių, daugumo žmonių. Labai retai, ypatingai mūsų šitoje rytinėje pusėje Europos, tie, kurie neseniai išėjo iš posovietinės erdvės, ypatingai gajus Karpmano trikampis. Netgi aukštuose valdžios ešelonuose galima pastebėti, kaip tokiu pačiu būdu, kai kas valdžioje persekiotojas, o liaudis galbūt tik tai auka, arba atvirkščiai, ir kada, kaip jūs pastebėsit, šitą trikampį galima netgi uždėti ant politikos. Bet dabar mes ne apie tai, mes dabar labiau apie šeiminius santykius, mes labiau apie darbų, versle, darbe santykius. Tai mums šiandien aktualiau. Taigi, tai grįžtant prie temos, auka provokuoja, žiūrėkit, kažką būti tuo, kuris padės. Tarkim, kodėl ir kaip jinai provokuoja? Neprisimdama atsakomybės. Jeigu auka neprisima atsakomybės, sako, pavyzdžiui, vyras sako, važiuojam kelionę, reiktų pailsėti.
O žmona sako, gerai, brangusis, važiuojam. O po to sako, o aš nežinau kur, gal tu galėtum sugalvoti. Man čia taip sunku, aš dar turiu darbų. Ok, ir staiga pats vyras tampa tokiu kaip ir situacijos gelbėtoju ir jis jau galvoja ir čia panašiai. O po to žmonai pasiūlo kažkokią kelionę. O jis sako, pavyzdžiui, o aš nenoriu, man ten nesmagu, aš ten blogai jausiesiu. Automatiškai vyras taip stengiasi, ilgai dirbo, ieškojo, tyrinėjo, toliau galbūt net investavo pirmus kokius nors pinigus į tai, kad ten važiuoti. Kas atsitinka su juo? Jis užpyksta ir pradeda įrodinėti. Tu pastoviai taip, kai aš tik tai įmuosi kažką daryti, tai iš pradžių tu labai nori, o paskui nežinai, ko nori ir tu pastoviai trukdai mums kur nors išvažiuoti, nes nesuprasi, ko tu pati nori, tai nori ten, tai ne, tai iš vis nieko nenori. Jis jau tapo persekiotoju. Ką tik buvo gelbėtojas, jis taigi persekiotojas. Pati pasirinko nori. O ne, tu visada taip su manim. Aš juk norėjau tik tai gero, aš norėjau, kad ir tu pailsėtum. Tai taip, bet tau nepatinka tai, ką aš pasirinkau. Taip, man nepatinka, bet tu galėtum ką nors kito paieškoti. Juk man taip sunku. Bet jinai niekada nedarys pati. Atsiprašau, kad aš dabar perėjau tai, kad čia žmona vyras, lygiai taip galima aptversti aukštyn galvą ir pasakyti tą patį iš kitos pusės. Nes ir vyras gali visiškai neprisimti jokios atsakomybės, nesimti ir vis kūstis, kad viskas negerai, viskas blogai ir turi kažkas padėti. Ir sulaukia kartais kažkokių tai priekaištų ir panašiai, bet mes apie tai vėliau. Svarbiausia, kad jūs suprastumėte aukos vaidmenį. Auka, ji valdo gyvenimą per savo vargšiškumą, per savo tokį savigailą, per tą tokį silpnumą, jį priverčia visus suktis aplink save. Savotiška manipuliacija, ar ne, Asta? Tikrai taip. Kaip tu kalbėjai pradžioje, kad tai manipuliacija, tai akivaizdu. Man labai atrodo net akivaizdu, kad tai vyksta per manipulacijas, per spaudimą. Taip, taip. Iš kitos pusės, įsivaizduokite, auka kaip ir visada teisi, nesgi sunku, nesgi vargšas, nesgi taip visas pasaulis prieš mane ir tokia situacija, kad neįmanoma kažką padaryti. Ir tokiu būdu tu man padėsi, bus gerai, nepadėsi, tu būsi kaltas. Ir aš vėl būsiu vargšiai. Tai yra pralaimėjimas yra laimėjimas aukai, nes jinai tokiu būdu kaip ir pastato visus į tokią pastoviai pralaiminčių situaciją. Ir jinai vis tiek virkščiai ir auka. Ir šitoj vietoj labai įdomus pastebėjimas. Auka nori, kad ją gelbėtų, bet nenori būti išgelbėta. Kodėl? Todėl, kad auka jinai veiks, kai jinai jau bus ne auka. Todėl faina, kai mane gelbsti, bet neišgelbsti iki galo. Tai naują dramą būtų galima sugalvoti. Nu tai va būtent, kad iki galo išgelbėti, geriau, kad negelbėti. Gelbėtų faina, bet neišgelbėti. Dabar kita svarbi rolė, viena iš tokių labiausiai prašomų kaip ir auka, tai persekiotojas, kontrolierius dar. Nu, buvo žodį tiesiog iš galvos išmetėt. Jo gyvenimas tai irgi savotiškai baimė. Baimė, kad kažkas bus ne pagal jį, kad jis nesukontroliuos situacijos, kad jis nevaldys kažko, kad jis praras tą savo gebėjimą būti virš visų. Ir jį valdo susierzinimas, pyktis. Jis gyvena praeityje, pastoviai lygindamas tai, kas vyksta dabar su tuo, kas buvo visada buvo teisingai, o dabar ne taip. Ir jis visada naudojasi tokiom įvairiom absoliučiom tiesom, kai sako, reikia taip, nereikia šitaip ir bus taip, ir ten ginčytis praktiškai nėra apie ką, todėl kad iš praeities paimta patirtis, kur buvo taip ir kaip ir viskas teisinga. Nu, tarkim, kokį čia pavyzdį duoti. Taigi, galbūt ne nuo pavyzdžio, pradėsiu prie to, kad pačiam persekioti labai reikalingos aukos. Jis per aukas įsitvirtina save, kad jis teisus, kad jis teisingas, kad jie neteisingi, jie neteisūs, jie nemoka, jie nežino, o aš va čia toks, tada viską gebantis. Tačiau savotiškai jis pykčiu taip pat numeta atsakomybę ant kitų.
Ypatingai, jeigu kažkas nepavyksta. Jis mėgsta kontroliuoti, valdyti, tačiau nebūti pats atsakingas už rezultatą. Rezultato nebuvimo momentu, jeigu kažkas įvyko ir rezultato nėra, jis apkaltys ką? Auką. Nes jis geriausiai moka daryti ką? Kaltinti kitus. Mokinti, moralizuoti, kaltinti, nurodinėti jo duoną. Jis tai gali daryti nebūtinai per pykčio priepuolius. Persekiotojas gali būti tylus, jis gali visiškai nekalbėti. Tačiau pasižiūrėjus į jo žvilgsnį, aišku, kad jisai valdo situaciją ir jis dabar nepatenkintas to, kas vyksta. Ir visi pasijaus aukomis, kad jie nepadarė to, ko norėjo persekiotojas. Labai dažnai psichologinis terorizmas, kai vėlgi viena iš pusių, antrų pusių, tarkim, namuose, užsiima tylėjimu. Per tylėjimą vyksta psichologinis spaudimas kitam žmogui. Ir per kažkiek laikos pasijaučia ir kaltas, ir gal neteisus, ir bando apmastyti, bando ieškoti sprendimų, bando tapti tuo gelbėtoju, kuris bando padėti persekiotojui tam, kad, pažiūrėk, tai gal šita situacija ne visai tokia, gal čia nereikėjo tau taip. Ir panašiai, o galbūt nusižemina ir pradeda atsiprašinėti. Taigi, tai aš šituo noriu tik tai pasakyti vieną dalyką, kad visada atkreipkite dėmesį. Nebūtinai tai būti agresija. Matoma. Tai gali būti pasyvi agresija. Bet persekiotojas visada nori valdyti, kontroliuoti ir dėl to kritikuoti. Jojo žinutė, aš pavargau visais rūpintis. Ok, važiuojam toliau. Dar viena rolė, be galo svarbi. Galiu pasakyti, kad ir šita rolė, jinai atrodo nekalčiausia, skamba gražiausiai iš visų tų trijų. Tačiau ji taip pat, jeigu aš sakiau, kad aukos rolė inicijuoja pačią energiją, kuri ir išlaiko tą Karpmano trikampio buvimą ir judėjimą, tai gelbėtojas dažnai labai būna tas, kuris sukuria Karpmano trikampį. Kaip tai neskambėtų. Gelbėtojui iš tikrųjų ir persekiotojas auka. Ir auka. Jiems visiems reikia padėti. Jis jaučiasi tarsi tobulesnis už kitus ir mato kituose tokius, kuriems kažkas negerai. Vienas negerai dėl to ir jisai pyksta, kitas negerai dėl to jisai skundžiasi. Ir gelbėtojas visada siekia būti tuo geruoliu, geriausiu, kuris dabar ateis, patars, pamokys, padės, suderins, sutars ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau, kaip aš minėjau, kad auka nenori būti iki galo išgelbėta, tai gelbėtojas labai nori gelbėti, bet visiškai nesiekia išgelbėti. Nes įdomus dalykas, jeigu auka išgelbėtų, ji pamatytų, kiek daug trūkumų turi pati. Tai yra aukos visas dėmesys nukreiptas į kitus ir kitų gelbėjimą, leidžia jai nekreipti dėmesio į savo problemas ir trūkumus. Ji tarsi bėga nuo savęs, aš padėsiu pasauliui, tačiau tuo metu aš nenoriu žinoti, kad aš pats neturiu ten, nežinau, kažkokiu tai resursų, ar aš neturiu darbo, ar aš neturiu santykių, ar aš neturiu galų gale draugų, ar aš negaliu iškeliauti kažkur, taip toliau. Jis bėgs nuo visų savo trūkumų į tą gelbėjimą, kad nereiktų susidurti su savo problemomis. O ten jis tikrai įsitvirtys. Jeigu aš gelbsiu ir mane giria, manim džiaugiasi, manim pastebi, tai ašgi labai svarbus žmogus. Taigi aš šitas teisuolis, geruolis ir visakoks. Aišku, labiau jisai gelbsti auką, nes auka labiau to reikalauja, jis sumanipuliuoja, kad taip ir atsitiktų. Bet jis būtinai pats pasisiūlys ir persekiotojui. Kad žiūrėk, aš toje, tai tau galiu spręsti klausimą, pravesti dėrybas ir taip toliau, ir taip toliau. Ar įdomu?
Nu, man tai labai, aš jau pamačiau save. O, taip, mes čia visi galim save pamatyti. Ir šitoje vietoje aš tik noriu pasakyti, jūs tikriausiai spėjate, ar neskaityti skaidrės. Aš specialiai ne viską skaitau, nes tai nieko neduoda. Manau, kad šiais laikais žmonės moka skaityti. Taigi, ta vienintelė viršų žinutė, kurią vis tik tai perskaitysiu, kad kiekvienas turi savo triggerį, kabliuką, ant kurio užkimba. Tai yra tokia savotiška provokacija, per kurią mes įjungiam tą rolę. Ir šitoje vietoje, Asta, kaip tu minėjai, kad matai save, mes matyti save galim visose trijose rolėse. Jeigu mes dalyvaujame Karpmano trikampyje, mes dalyvaujam visose trijose rolėse. Taip mes per kažkurią rolę įeinam, kažkuri mums priimtinesnį. Kai kas įeina iš karto per persekiotoją, dar daugiau tai direktyvų žmonės, mėgstantys valdyti, kontroliuoti kitus, vadovauti, tarsi valdyti situaciją. Ir kiti silpnesni, švelnesni, geresni žmonės įeina per aukos galbūt rolę, o kiti per gelbėtojų. Tai yra esminiai roliai, su kuria mes dalyvaujame šitam visame žaidime, tai yra per kurią mes įeiname į tą rolę. Per ten, ko gero, reikėtų sakyti, ir reiktų lavinti save ir išeidinėti iš viso to trikampio per šią rolę. Bet apie tai vėliau. Tačiau, jie per vieną rolę, mes tikrai būnam visose trijose rolėse. Čia buvom, grįžtam. Taigi, ką norėjau pasakyti, rodant šitą trikampį. Trikampis visada juda, taip kaip rodo šis rodiklis. Visada vyksta kaita. Auka stengiasi ir nori tapti kontrolierium. Dar senais antikos laikais buvo pasakyta, ar ne? Dabar aš pažodžiu nepasakysiu, bet mintis ta, kad baisiausias tironas tai yra prieš tai buvęs vergas arba kažkas panašaus. Tai reikia suprasti, kad tikriausiai didžiausias persekiotojas, tironas bus tas, kuris prieš tai buvo skausminga auka. Jis atsistojęs į persekioto vietą, jeigu tik galimybės jai tam žmogui leis pasijausti stipresniu už kitą, už tą, kuris pastoviai engia ir baudė, jis atsiskaitys. Jo kerštas bus saldus ir žiaurus. Savotiškai. Psichologiškai galbūt. Galbūt per tą patį pasyvų terorizmą, ar ne? Ok, bet jūs tikriausiai tai supratot. Ir ta pati auka gali tapti ir gelbėtoja. Tai yra, visada vyksta judėjimas. Leiskite, aš jums papasakosiu tai per savotišką tokį anekdotą, apie tokį istoriją, kuri jums kai ką parodys. Tik tai noriu, kad pasirinktumėt, kas bus auka, o kas bus persekiotojas. Čia imkime šeiminius santykius, vyrą ir moterį. Asta, arba tie, kurie klausote. Pasirinkite, kas bus auka, o kas bus persekiotojas. Vyras ar moteris? Aš noriu būti persekiotojas, tai žmona persekiotojas. Moteris persekiotoja, taip? Labai taip tipiška, gal sakyčiau, kur eina, bamba, aiškina, reguliuoja. Procentaliai visai būna. Bet Jurgita rašo, kad moteris dažniausiai būna auka. Gal, nežinau. Jurgita tikrai visai. Visokių žmonių temperamentų yra. Yra moterys, kurios laiko kumštyje visą situaciją šeimoje ir vyras ten galbūt lauka. Nebūtinai, atkreipkite dėmesį į tokį dalyką, nebūtinai auka turi vaikščioti kaip auka. Tačiau tikrai pagal elgesį mes tai pamatysim. Ir tas pats žmogus gali būti tirono darbe ir auka namuose ir atvirkščiai. Ir labai dažnai toks atvejis būna. Taigi, tai vis tik tai dėkit pliusiukus, nes matau, kad yra stebinčių, dėkit pliusiukus ir parašykit šalia, arba ne pliusiukus, rašykit taip. V raidė, jeigu norit, kad būtų auka vyras, M, jeigu norit, kad moteris. Ir suskaičiuosim, kiek tų raidžių yra ir išrinksim prabalsavę, kas ko bus. O aš tada papasakosiu jums istoriją. Vyras? Kas vyras? Vyras auka? Vyras auka išėtų. Vyras. Tegu būna vyras auka. Galim nors kartą. Tegu būnė. Bet jūs galite apversti tą istoriją
jinai kaip veidrodis galima apversti ir pažiūrėti iš tos pusės, bus tas pats. Gerai. Moteris namus persekiotoja. Ji pastoviai reguliuoja. Jeigu sako, aš čia vienas viską, tai ne auka, tai persekiotojas. Aš čia darau, aš čia svarbus, čia be manęs niekas nevyksta, jūs čia visi blogi. Savotiškai taip, jisai kaip ir prašo dėmesio, bet dėmesio į tai, koks jisai svarbus. Čia labiau persekiotojo elementas manipuliuoti. Auka tai sakys, nors ir gali būti ir aukos, iš tikrųjų, auka gali sakyti, manęs niekas neklauso, man blogai, man niekas nepadeda, aš ir viena tokia vargšė, man vienam sunku, taip, čia auka jau. Tiksliau, į aukos vaidmenį nusileidė žmogus. O prieš tai įdomu, kaip buvo. Na, tai va dabar pastebėsim tą dalyką. Taip, jūs teisi, aš tiesiog susimaišau, tą vieną sakinį paskaitęs, taip interpretavau, nes jau galvoju apie mūsų tą žaidimą. Ok. Tai vis tik tai būnė vyras auka. Ir moteris namie tikrai, kaip čia sako, laiko savo valdžioje visus 4 kampus. Ji vadovauja tiek vaikam, tiek vyrui. Nuo jos priklauso kas. Nuo jos priklauso kas ir kada. Ir kaip. Ir ji visada nepatenkinta, kad viskas namuose vyksta ne taip, kaip jinai nori, ne taip, kaip jinai reguliuoja, ne taip, kaip tai būtų teisinga, ji visus kritikuoja, ji pastoviai turi ką pasakyti, tai čia švara netokia, tai čia neparnešta kažkas, tai čia nepataisyta kažkas ir taip toliau ir taip toliau. Galiausiai jinai pradeda pastoviai nurodinėti, ką kada daryti, kaip daryti ir kiti tampa tik tai kvailos avys, kurios vykdo nurodymus. O jinai tada pradeda pykti, kad kitos kvailos vis pačios sumastyti nieko nemoka. Čia galbūt dar viena įdomi tema išauga iš šitos apie išmoktą bejėgiškumą. Nes auka iš tikrųjų tokia įkrenta, aš bejėgiai, išmoktas bejėgiškumas tada dar labiau auga, dėl ko persekiotojas, tas, kuris protauja ir viską moka, o man tai reikia tik vykdyti, aš nustoju žinoti, kas gerai, persekiotojas labai mėgsta tuo manipuliuoti, kad galima taip ir taip, ką tu pasirinkai neteisinga, o iš tikrųjų galėjo būti abu du variantai. Tai neleido tik persekiotojas pasirinkti. Ir auka galiausiai norėdama santykio su tuo žmogumi, jinai nežino, kuris pasirinkimas teisingas, pasimeta ir tada leidžia nuspręsti iš viršaus, ką daryti. Jinai susitaiko su tuo, kad pagal mane niekada nebus. Ok, ir taip įsivaizduokit gyvena. Iš ten vyksta psichologinis terorizmas, kritika, įvairūs žeminimai ir panašiai, auka kenčia. Ir po kiek laiko atsiranda taip, kad auka palūžta. Negali daugiau. Ir jau matosi, kad tas bejėgis žmogus ar kampe verkia, ar jis pasiėmė galbūt, jeigu tai vyras, galbūt už savo bonkos ir kampe kažkur, ar dar kas nors. Ir tada persikės, gal perlenkiau lazdą. Jau nebeveikia tai, ką aš darau, ir tas žmogus tikrai kenčia. Jis pagailo ir nusileidžia į gelbėtojų poziciją. Nu gerai, gal aš čia jau per daug, sėsk, pavalgyk, pakalbam, aš suprantu, kaip tau darbė sunku ir galbūt šiandien davai nesimkime šitų reikalų, o einkim, palisėkim, pasivaikščiokim, arba dar ką nors nuveikim smagaus. Žiūrėkit, iš karto tampa tarsi gelbėtoja. Arba einam kartu kažką padarysim, einam ten, aš tau parodysiu, kaip reikia. Ir iš karto tas pats žiaurusis persekiotojas, kuris ką tik kritikavo, tampa tuo geručiu, kuris numeta saldainiuką. Pamatė, atsigavo auka ir vėl grįžta į savo. Tai gerai, dabar tu ir tu darai ne taip. Arba gali būti kitas variantas. Auka, pajautus, kad staiga sušvelnėjo ir pagerėjo persekiotojas, jinai supranta kokį vieną dalyką. Aha, vadinasi neteisus, vadinasi suprato savo kaltę ir tada atsimena, gavus laisvę elgtis, atsimena visas nuoskaudas, kurias buvo. Ir tik laukia, kol tas gelbėtojas paslys arba atsipalaiduos ir pradeda iš savo varpinės, iš savo bėdų ir skausmų kritikuoti tą buvusį persekiotoją, dabar jau gelbėtoją.
lipti jam ant galvos ir bandyti daryti viską, kad va, dabar aš atsipirksiu, dabar aš tau parodysiu, dabar atkeršysiu. Kas atsitinka? Iš karto gelbėtojas buvęs tironas, persekiotojas tampa auka. Jis papuola į aukos vaidmenį, dabar jį kritikuoja, dabar jam pasako visus blogumus, nuoskaudas ir panašius dalykus. Iš vienos pusės, jeigu jis nepratęs būti auka, dažniausiai būna gelbėtojų, kas atsitiks? Jis tuoj paims visą savo visas kontro priemonės, visus kontro ginkluotės psichologinės, kokias turi, ir atgal grąžins auką į savo vietą, o vėl atgal susigrąžys savo kontrolieriaus ir persekiotojo poziciją. Tai yra, auką išstums iš to pjedestalo ir sakys, sės kur esi ir čia tavo vieta. Ir čia man neaiškiai, kas kaltas. Labai tau čia rūpi man tavo ašarus. Ir taip gyvenime ir vyksta. Ratu. Tai daugiau, tai mažiau, tai stipriau, tai silpniau. Kol įdomus momentas. Tarkim, jeigu tai vyksta darbe, namuose, staiga darbe atsiranda kokia nors žavi kolegija, kurie įsima ir įsipasakoja. Ir kai įsipasakoja, jinai taip jį supranta. Jinai taip jį supranta, kad pradeda ir padėti, ir paaiškinti, ir pamokinti. Ir jinai svarbiausia žavisi jo sprendimais, žavisi jo veikla. Ir jinai kuo tampa? Jinai eina net nežinodama arba žinodama į šitą Karpmano trikampį gelbėtojų. Vyras pasijaučia, kuris buvo auka, stipresnis, jo pakyla savivertė, jį kažkas vertina, jį nekritikuoja, su jo nuomonė skaitosi. Ir taip toliau. Ir tarp jų užsimezga ryšys vis stiprėjantis, nes vienas labai smagu būti tuo, kuris gelbsti, kuris taip pat supranta žmogų, kitam labai smagu, kad jį supranta. Ryšys stiprėja, o namuose persekiotojas buvo taip pat nesąmoningai gudras žmogus. Jis naudodavo tai kontrolę ir prievartą, tai pagalba. O šiuo metu, sakykime, matydama, kad jau vyras nekontroliuojamas ir nepadeda pykčiai, nes jis nereaguoja, jį kažkas ir kas užtaria, jį bando nusileisti vėl į gelbėtoją. Tai gerai, nepyk, einam kartu, pasivaikščiosim, galbūt aptarsim, o jis labai šaltų balsu. Nori eikviena, man neįdomu. Jis jau pasivaikščiojęs, jis jau pasikalbėjęs, jam nereikia. O ir persekiotojas staiga supranta, nebeveikia. Kas atsitinka? Dar labiau užpyksta ir lieka jam tik viena priemonė. Dar labiau kontroliuoti, dar labiau pykti, dar labiau aiškinti, nes tik šitas įrankis liko vienintelis, kuris kažkaip veikia. Ten, nežinau kodėl, bet kažkas neveikia. Aišku, galbūt gudros moterys iš karto pradeda kažką įtart. Tačiau, kas atsitinka su auka? Ji dar labiau įsitikina, kokius baisius žmogum aš namie gyvenu. Koks demonas su manim gyvena. Ir vieną dieną pavargęs nuo tokių santykių ir nuo tokio blogo žmogaus, nes mato tik juodą. Dar kai anksčiau galėjau palyginti, sakyti, šita vieta gera, šita vieta labai bloga, dabar mato tik tai juodą pusę to žmogaus. Ir apanka nuo to, kad tas taip baltas, tas labai gražus, tas labai geras, ta moteris mane taip supranta, aš su ją jaučiuosi žmogumi, o šitas tai velnias. Ir vieną dieną nutarė išsiskirti. Šeima išyra. Kas atsitinka toliau? Papasakosiu po to, jeigu padėsite pliusiukus, ar tai įdomu, ką pasakoju. Gal aš per daug įsižaidžiu. Ne, viskas gerai, mums labai įdomu, klausom ausis ištempę ir Jurgita labai gerai pastebėjo, kad čia realiai viename vaidmenyje būti neįmanoma, kad tu esi kažkoks tai vienas, ar tai agresorius, ar tai auka, ar gelbėtojas, tu negali būti viename. Tai vyksta visą laiką ratu, mes kartais net ne visada pastebim. Taip, labai teisingai, visada ratu, trikampis tuo ir yra įdomus, kad jis dinamiškas. Mes galime per kelias sekundės pakeisti rolę. Mes galime taip greitai keisti rolę, kad būti tarsi vienoje ir kitoje vienu metu. Tačiau taip nebūna, tačiau greitis keitimosi gali būti momentiniu. Ir kalbėkim, kas įvyksta toliau.
Auka juk yra auka. Jinai nenori prisimti atsakomybės. Jai smagu, kai viskas blogai, nes vis tiek kažkas padės, kažkas išgelbės, kažkas ištrauks. Ir kai ateina ta gražuoliai, sakykime, gelbėtoja į šeimą, atsiranda naujas pora, išeina agresorius. Nespėtumėt, Vygantai? Kaip? Ar spėtumėt komentarą? Va, paimgu dar kartą. Jo, meilužys lieka kaltos, nes buvo gelbėtos. Jos nei kaltos, nei nekaltos. Čia negalima būtų kaltinti, jos tiesiog papuolė į trikampį ir prisėmė rolę. Ar jos kaltos? Klausimas, taip įvyko. Aš nežiūrėčiau. Iš vienos pusės, jeigu rūpinamės vertybę kaip šeima, savotiškai taip, bet iš kitos pusės kitaip ir negalėjo būti. Vieną dieną taip turėjo atsitikti, nes kažkuris pervargo. Ar ne, tai jis vis tiek ras, arba jisai sudepresuos, susirgs, problemos atsiras dar didesnis, arba jis ras kažkokią tokią išeitį, kur galės atsikvėpti nuo viso to terorizmo. Tai vertinti tai kaip galima labai skirtingai, kaip ir pagalbos ranka, o kaip ir tą kaltininkę, kuris sugriovė šeimą. Aš kartais juokauju, sako, vyras anksčiau pasimirė ir kažkaip vieną kartą nugirdau kaimyno sakant, su tavim visi numirtų prieš laiką. Kad tikriausiai kažkoks agresorius namuose, ar ne? Tai čia va tas kita medalio pusė. Ar gelbėtojas, ar numirti anksčiau laiko norit. Juokais. Tai grįžkime prie mūsų istorijos. Auka juk neprisima atsakomybės ir ta gelbėtoja, tarkim, jau kada jinai kartu su savo partneriu, jinai sako, klausyk, brangusis, važiuojam gal kur nors, pavyzdžiui, į Turkiją. O jis sako, dabar man labai sunkus laikai, bet jeigu tu nori, galim važiuoti. O jis sako, tai davai, surask kelionę, kur į kokį viešbutį nori ir važiuojam. O jis sako, galėtum tu, man taip sunku, aš negaliu. Ir neprisima atsakomybės. O kitą kartą vėl gelbėtojas, ta moteris, jinai sako, o darom tą, o man vis tiek galim daryti, galim nedaryti, o gal darom tą. Ir vieną dieną užsiknėsi, sako, klausyk, tau niekas nerūpi. Ir ji tampa kuo su šituo sakiniu? Persekiotoja. Pirma kregždutė, o paskui vis labiau ir labiau. Tau ir tas nerūpi, tu ir to nedarai, tu ir toks, tu ir kitoks. Ir staiga net nepastebi, kaip pradeda vis grįžčiau, pikčiau, o ten atsiranda iš tos rutinos ir buities po to ir dar agresyvesniai dalykai ir taip patys tylintys ir pasyvūs terorizmai namuose. Auka, ką galvoja? Visos jos tokios. Gyvenimo nėra. Einu pas draugus. Draugai tampa gelbėtojai. Prie bonkos. Juokauju. Gali būti ir prie štangos. Arba dar kur nors. Bet jūs supratot, kad istorija kartosis, kodėl, nes scenarius toks. Mes to išmokom, ko gero, iš savo tėvų. Santykiai tobulėja labai dabar, galim pažiūrėti, kaip jaunimas tobulina santykius ir iš tikrųjų vyksta kažkoks progresas. Bet juk anksčiau vyras visada tiesiog hierarchiškai, tiesiog tai buvo priimtina, kad buvo to persekioto kontrolieriaus rolėje, moteris būdavo ištekinama per prievartą, tapdavo tos aukos rolėje ir gelbėto rolės ten pat. Tai va, tai šitam, kad suprastumėt, kad mes dar netoli nuo to savo kartomis, bet keičiasi palengva šitą sistemą, tobulėja ir apie tobulėjimą sistemos pakalbėsim. Dabar galite užduoti klausimus. Istorija baigėsi, jūs tikriausiai pamatyti save, pamatyti savo kolegas, draugus, ir supratot, kaip viskas vyksta. Bet ar įmanomi santykiai be šitų dramos trikampio? Geras klausimas. Sudėtinga, bet įmanoma. Sudėtinga žiaurumu, bet įmanoma. Jeigu vienas žmogus, tai aš dabar tą noriu pasakyti, jeigu vienas žmogus išeina iš mano trikampių savarankiškai, vienas pats nusprendęs, palieka sistemą, jis tampa juoduančiuku, jis tampa labai blogas žmogus. Nesvarbu, iš kurios rolės jis išeitų. Jį kritikuos, jį spaus,
iš jo šaipysis, galbūt jį jau prašys, maldaus, bet ką darys, spaus visus jungtukus ant to žmogaus psichologijos kokius tikras, kad jį gražyti į ten, kur jis buvo. Jį ir apkaltins, jį ir guos, tarkim, aš suprantu, kaip tau sunku, tu dabar tampai vienas, dabar tau nėra bendravimo, tapk auka, ar ne? Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu jis atsilaikys nuo viso tos įtakos, likdamas savarankiškas, su aukšta savivertė, kurios nepažeis dalyviai trikampio, jis tada išliks, bet jis liks savotiškai vienas nuo tų žmonių. Jiems juk reikalingas jisai, kad duotų savo, pavyzdžiui, ten koks nors persekiotojas duotų savo informaciją ir jis prisimtų atsakomybę už sprendimo priėmimą, daryti tai ar nedaryti. Auka galbūt duos va tą tokį savo bandymą, kaip čia pasakyti, auka duos tokio svarbumo, susireikšminimo galimybę, kad va aš šitoks vargšas, o tu toksai fainas, ar ne, dėl to, kad aš šitoks vargšas. Ir tau savivertį paauga, tu aukščiau, geriau jautiesi už kitus. Gelbėtojas vėlgi. Taigi, tai išėjimas savarankiškai, jisai galimas, bet toks sprendimas turi būti labai pamatuotas, žmogus turi būti psichologiškai pasiruošęs, viduj turėti nepalaužiamą, negaliu sakyti, kad aukštą, nes tai galbūt irgi visiškai ne iki galo tikslu, bet sveiką savivertę. Ir tokiu būdu sąmoningai žinodamas, ką daro ir kodėl. Tik tokiu būdu, kai sąmoningai supras Karpmano trikampį, o jūs jau suprantat, jau dabar tapsit kitokiais žmonėmis, nes tai matysit ir jau sąmoningai žvelgsite į santykius. Aš jūs užkreičiau šitų žinių virusų ir dabar jau jums savotiškai kitaip bus ir namuose, ir darbe, žiūrint į šitus kartai. Vien tik žinojimas šito trikampio leidžia žmogui būti labiau jau tuo, kuris nepasiduoda šitą įtakai. Taip, bet mes esam psichologiškai paveikiami. Kodėl? Todėl, kad tai, ką mes žinome sąmoningai ir galvojame, nereiškia, kad mes taip ir elgiamės. Todėl patikėkit, aš matęs tokiu atveju, kai žmogus jau stiprus, jau išėjo ir vis tiek randa, kur įgnybti, kur įkasti, kur įdurti, arba kaip išprovokuoti, kad padėtų, atsisakydamas savo interesų tas žmogus. Ir tokiu būdu jis net nepajaučia, kaip vėlis papuola į tokius pačius santykius. Tai labai slidu iš tiesų išlaikyti tą savo poziciją išėjusio iš ribų. Taip. Būk geras, man padėk. O tu matai, jis dabar netai padarė ir per jo pagalbą man dabar dar blogiau. Viskas. Ir vėl grįžtam, ne? Ja, ar jis turi teisintis. Jeigu kažkam teisinatės, atkreipkite dėmesį. Jeigu jums reikia ieškoti argumentų, kad pasiteisinti prieš kažką pastoviai, jūs tikriausiai ten kažkas jau laiko trikampį. Tai nebūtinai, sakau, toks, aš galbūt ultruoju šiek tiek, bet nebūtinai tai būtų ašaros, gali būti normalus, atrodo, iš šono bendravimas, bet vienas žmogus pastoviai turi teisintis kitam ir tai jau trikampis. O būna tokių santykių, kad abu partneriai, sakykime, sąmoningai išeina iš trikampio. Manoma taip? Svajonė būtų, kad abudu mokosi psichologijos, abudu pasimoko apie Karpmano trikampį, abudu dirba su savo saviugda, savivertė ir tada nusprendžia daugiau jame nedalyvauti. Taip, aišku, vis tik tam tikros situacijos susikloščiusios mūsų gyvenime taip pat mums primeta tas rolės, nebūtinai kitas žmogus. Ir tokiu atveju vėlgi mes galim nesąmoningai išprašyti iš kito vėl kažkokio tai dalyvavimo. Tai, sakyčiau, išėjimas ir vėl grįžimas, tai irgi nuolatinis procesas. Ir besimokant, beaugant, mes paskui iš to išeinam. Aš turiu savo tokį supratimą, kaip tai turėtų atrodyti. Galbūt kažkas skaitėte, galima parodyti klaidės. Čia priežastys, kodėl žmonės būna Karpmano trikampyje. Ir iš kitos pusės, aš pasakysiu, turiu idėją, ką turi vienas žmogus daryti, kad atsispirti tam trikampį, koks jis turėtų tapti.
koks jau turėtų būti mąstymas. Jeigu kas nors domėjotės, skaitėte knygą, aš mačiau lietuvių kalbą, jinai išleista Psichologinis aikido, Michailo Litvako. Ten ta sistema labiau plačiau aprašoma. Arba jinai dar geriau aprašoma jo kitoj knygoje yra, kaip sužinoti ir pakeisti savo likimą. Tai va šitom 2 knygom panaudojantis galima kai ką sužinoti, kaip išeiti. Aha, dar pasiskaitykite apie siekius, tikrai neskaitysiu to, kas parašyta. Aš ir apie tai jau, apie kai kurios dalykus aš jau minėjau. Tik tai noriu pasakyti dar apie tai, kaip vienam žmogui išeiti. Pradėti apie tai kalbėti, bet perskaitykite, užduokite klausimus dabar ir aš kaip pajungsiu tą skaidrę, kurie apie tai kalba, mes kalbėsime toliau. Perskaityti tikriausiai, ar ne? Nemėgstu skaityti tai, kas, ta prasme, kalbėti apie tai, kas parašyta. Išeitys. Va, viena iš pagrindinių išeičių, tai yra 4 aš ok. Ką tai reiškia? Pirmas dalykas, išmokti jaustis pačiam labai gerai. Tai reiškia, kad aš ok toks, koks esu. Su savo trūkumais, su savo nemokėjimu kažko, su savo galbūt britkiu charakteriu arba kažkokiu tai ydingu charakteriu, su savo visais įdom, kurias aš turiu. Aš ok toks, koks esu, priimti save. Aš suaugęs žmogus, aš galiu tobulėti, bet šiandien dienai staiga aš nepasikeisiu. Dėl to, kad kažkas mane čia auklėja, plauna man smegenis, terrorizuoja ar panašiai. Aš toks, koks esu ok ir aš savim patenkintas. Antra sąlyga, kuri labai svarbi, tai yra tu ok. Tu kitas žmogus, kuris šalia manęs. Nesvarbu, gelbėtas, perskirtas auka, su savo problemomis, su savo įdomis, su savo mokėjimais, negalėjimais, su savo neįgalumais, jeigu norit. Tu toks, koks esi ok. Su savo socialinė aplinka galbūt netgi, kuri galbūt man nepatinka. Tu toks, koks esi ok, aš priimu tave su tavo visų pasauliu. Be kažkokio vertinimo. Jeigu mes sugebam priimti taip save ir priimti kitą žmogų, mes jau labai stipriai pasiekim tą rezultatą, kad nebūtų trikampyje. Sekantis, trečias ok, tai yra visa aplinka, situacija, kurioje mes esam, ji yra kokia yra, ji tarsi gamtos reiškinys, audra, sausra. Ok, dabar taip yra. Darom, ką galim, tačiau neverta akcentuoti kažkokių dalykų, kurie ten mūsų skriaudžia ir panašiai. Ok, yra taip, kaip yra gerai. Lietuva dabar su savo politika galbūt ne visiems patinka. Tačiau daug žinau niurzgančių ir bambančių aukos vaidmenyse, bet mažai darančių. O yra žmonės, kurie tuo metu, kai kiti bamba, labai daug pasiekia. Tik dėl to, kad jie galvoja, ok, yra kaip yra, ką mes čia galėtume nuveikti ir padaryti. Savotiškas tik pavyzdys. Tai dėmesio 3 ok, aš ok, tu ok ir situacija arba aplinka taip pat ok. Ir 4, mano veikla. Ar tai būtų darbas, ar tai būtų hobis, arba tas nedarimas, netgi galbūt gulėjimas ant sofokės, jeigu aš nesugebu daugiau nieko šiandien dienai ir darau tai, ką darau, ir negaliu pakeisti, va šis labai svarbus momentas. Jeigu aš negaliu pasirinkti kito ir išeiti ir daryti kažką kito, tai negraužti save ir kitus dėl to, o sakyti, ok, yra kaip yra. Nes iš tikrųjų tik tai akiratis prasiplės, ką aš galiu padaryti savo to neveikimo ar veikimo padėtyje, tik tada, kai aš tai priimsiu, kad yra dabar taip ir viskas. Ir va čia tik 4 ok. Ir jeigu tie 4 ok yra, žmogus iš tikrųjų taip ir mąsto, sukūręs tokį savo mąstymą, įsivaizduokit, kaip jam galima pasakyti, kad tu žinai dabar čia esi netobulas kažkuo. Tarkim, perskaitų agresoriaus poziciją, ar ne? Tai savo ok. Iš tavo pozicijos gali taip atrodyti, tu gali taip manyti, bet man viskas gerai. Ne, palauk, tau negerai, leisk, aš tau padėsiu.
Man nereikia pagalbos, kaip man išeis, tai bus ir gerai, kai padarysiu taip, aš klaidos noriu pasimokyti, būnė klaida. Ir vėl nesugebėjau aš jau paversti nei auką, nei kažkokiu kariu, ne? Arba, brangusis, man labai dabar blogai. Bet juk tu faina. Suprantu, kad tau sunku. Nori, paprašysi manęs pagalbos, aš tau padėsiu, bet pabandyk pati. Ir suprantat, tokį sunku įtraukti, jis tu eina pro šoną, kažkas neišėjo vyrui, jisai keikėsi, pyksta, man neišeina čia. Aš sakau, nieko, pasispyriok dar savaitę pasikankyk, mažu išeis ir nueina. Nors žinau, kad, pavyzdžiui, žmona tai moka daryti. Specialiai maišau kartais rolės, kad žmona, vyras. Ir atkreipkite dėmesį, jie ir galvoju, kad tu o čia tavo pamokos mokinkis. Ir nesuteikė pagalbos neprašyta. Ir vėl nepapuolė į Karpmano trikampį. Tačiau kaip mes visuomenį žiūrime į tuos žmonės, kurie visko patenkinti. Kartais nekenčiam, kartais pavydim ir pykstam ir panašiai. Gal čia irgi toks traukimas į Karpmano trikampį. Taigi, pirma, įsisąmoninkit, svarbiausia suprasti, kokį vaidmenį įveda į trikampis. Jūs jau tai padarėte šiandien besimokymui. Kuris trikampių kampas tau buvo įeinamasis. Apie tai turit prisiminti ir pagalvoti, per kokį su tuo žmogum ar su ta grupė žmonių jūs sukūrėte vaidmenį. Beje, tai gali būti su grupė žmonių, kaip aš dabar paminėjau. Trečia, transformuok save, keisk misiją, vertybės, įsitikinimus taip, kad tu nebūtum jame. Pagalvok apie savo ketinimus. Ko tu tame trikampyje iš tikrųjų pastoviai sieki. Ir keisk rolės. Klaida, naujos rolės, naujos trikampis, nauja prasmė. Ir pakalbėkime apie tuos naujus trikampius. Šitos skaidrės aš čia nematau. Sekundėlę išjungiam šitas skaidrės, jungsiu kitas. Tiesiog yra su pratęsimu. O kol kas galite užduoti klausimus, kol aš surasiu skaidrės. Tobulesnės. Kaip tie žmonės atrodo, kuriems visada viskas Aš dabar pastebėjau, manęs kaip tik praeitą savaitę klausė, kaip tu čia viskas visą laiką Ir aš net nežinojau, kad čia toks išėjimas iš to Karpmano trikampio. Sunkiai buvo dabar aš jau kai viskas susisteminta, truputėlį geriau matau. Ir oras man ar šilta, ar šalta, vėjas, lietus, saulė, man nes taip yra dabar ir viskas tame yra gerai. Viskas praeis. Jeigu yra problema, praeis. Jeigu dabar linksma, irgi praeis. Tai, žodžiu, tai yra gyvenimas, jisai taip vyksta, jisai taip sudėliotas ir viskas čia yra O pats, Vygandai, kaip jūs save priskirtumėt? Aš labai geras moku būti gerų persekiotojų ir dar tokių, žinai, kaip psichologijos kažkiek išmanai, tai įmantrių persekiotojų, sakyčiau. Tokio, su kuriuo labai turėtų būti sunku. Aš galiu būti ir tuo pačiu auka ir tikrai jo būnu ir aš labai moku gelbėti, nes netgi mano specifika ir specializacija tokia, gelbėti kitus, bėgant nuo savo problemų ar savo klausimų. Todėl juokais ar ne juokais, aš vis dar stengiuosi, galbūt aš jau dažniausiai nebebūnu tam trikampyje. Dažniausiai sakau, todėl kad bet kuriuo atveju, ar aš jį papuoliau, dažniausiai žmogus supranta tik po to, kai jau juo sumanipuliavo ir jis tenai. Todėl dažnai labai pagaunu, jau vyksta, o aš jau, kaip sakyti, sudalyvavau. Visada nevėlu išeiti. Smagu. Taip, visada nevėlu išeiti ir aš tikrai nenoriu užsidėti savo aureolę, aš šventasis vandeniu vaikštau, pas mane tai tokių dalykų nevyksta. Nemėgstu tokių trenerių ir tokių konsultantų. Man labiau suprantama. Procentaliai, kuo dažniau būna žmonių, ar aukos daugiau, sakykime, kreipiasi pagalbos galbūt, ar ne, nes jau nebegali, ar gelbėtojai, kurie irgi jau nebegali, atsibodo visus čia gelbėti, ar tie agresoriai, kurie jau, kiek čia galima visi smuštravot. Sakykime, kas procentaliai daugiau kreipiasi pagalbos? Juokais pasakysiu, nes rimtai galbūt ir visai peršasi toks logiška, kad visi, ne? Bet
Juokais tikriausiai galima, nėra tokio tyrimo padaryta, aš tiesiog juokais išskirstysiu. Persekiotojas tikriausiai eis pas coacherį, o auka eis pas psichologą. Va. Nu ir gelbėtojas tikriausiai taip pat pas kokį nors saviugdos trenerį. Ne? Bet iš tikrųjų tikrai ne, tikrai priklauso nuo žmogaus mentaliteto, ar jis iš vis kur nors kreipsis, ar iš vis tokiais dalykais domisi. O taip iš tikrųjų tai galima pagalbą gauti. Ir pagalba būna iš tikrųjų trikampis, tai yra jau pasiekmė. Pasiekmė tam tikrų dalykų, kurie tavo gyvenime vyksta kažkodėl, kodėl tu papuolei tokius scenarius, kodėl tie scenarijai pastoviai tavo gyvenime kartojasi, tai yra istorija iš tavo gyvenimo, kuri tai nulėmė. Ne tavo žinios, ne tavo mokėjimas. Pasakysiu tai, kaip tu išmokai, būdamas vaikas, bendrauti, mokydamas savo tėvus bendrauti. Savo senelius ar ten tuos žmonės, su kuriais tu augai. Galbūt tame santykė su savo vyresniais arba silpnesniais, mažesniais broliais ir sesėm. Daug dalykų lemia ir vėlgi neduosiu vienos tabletės, tegu duoda tie, kurie nori pasirodyti gudresni už kitus, nes pas kiekvieną žmogų labai labai individualiai. Tai va, bet čia įdomi skaidriai. Na, tokie pieštinė, šiek tiek atsiprašau, kad taip rodo, aš tiesiog neįkėliau į tas kitas skaidrės, o filmukė tokiam turiu, kur tam filmukė yra ir visos kitos mūsų skaidrės, va, prašau. Tačiau šitą skaidrį, kuo yra įdomi, jeigu, kaip tu sakėjai, vystosi žmonės, auga tame pačiame trikampis tobulėja. Savotiškai yra dar tokia idėja ir mintis, kad iš jų iš vis išeiti negalima. Mes nuolatos, jeigu tarp žmonių, mes papuolam į tarpusavį priklausomybę, nes kažko nežinom, kažko nemokam ir pastoviai pripuolam į tuos žiniukų ir nežiniukų santykius, kur taip jau susiklosto. Tačiau sveikas trikampis sveikai vystosi ir jis gali įsivystyti į antrą pakopą, į antrą trikampį, kuriame, kaip matot, čia nėra rodiklių, aš tiesiog nupiešiu, parodysiu, matot mano pelę, jo matot, judat. Persekiotojas tampa savotiškų filosofų. Ką tai reiškia? Jis tarsi disocijuotai žiūri į tuos kažkokius tai įtampas, degančius reikalus ir taip filosofiškai jisai toks be įsitraukimo, be tos emocijų ir entuziazmų, jisai svarsto apie tai, kas yra, ką galima padaryti. Jis toksai labiau tampa strategas, kuris iš tolo žiūri į tuos įvykius ir leidžia įvykiam vykti. Leidžia kitiem prisimti atsakomybę, neužgoždamas juos, leidžia kitiems sukurti sprendimą patiems, nepasakydamas jo iš anksto. Tokiu atveju, kuo tampa auka, jau matot, didvyrio, juk jam leido pasireikšti, jo sprendimą niekas nekvestionuoja, jis padaręs klaidą, nejaučia gėdos ar kaltės prieš kitus žmonės, nes kiti žmonės, turime perskitą, neterorizuoja ir nekaltina. Tiesiog filosofiškai žiūri į tai, kas įvyko. O gelbėtojas negelbsti. Tačiau puikiausiai skatina ir motyvuoja. Gundo, jeigu nori. Gundo kitą daryti tai, kas reikia. Jis savotiškas ir coacheris, ir mentorius tokiu atveju. Ir jau tokiuose santykiuose būti labai smagu. Čia sakyčiau taip, kai šeimoje vienas kitam su savo charakteriais pereina į tą stadiją, kai nusibosta, tai tada tas vyras galvoja, jau, paplauks ne vyras, pas mus moteris. Moteris galvoja, jau jis tai niekada nepasikeis. Bet be jo aš tai niekaip. Ir tampa tokia filosofė, tokia atsirba. Kitaip jau nebus. Tegu jis daro, ką nori. Ir staiga suteikia tam vargšui vyrui laisvę elgtis, o jis palengva besielgdamas ir besimokindamas, staiga pradeda auginti savo sparnus ir pradeda jausti savo vertę. Jis tampa didvyriu. O dar žmona, jeigu yra iš tos filosofijos pereina į motivatorę, koks tu šaunuolis, kaip puikiai tau sekasi, padaryk ir kitą kartą, ir žiūrėk, jis dar labiau džiaugiasi savo gyvenimu. Ir va toks jau santykis pas žmonės kartais yra sveikesnis negu prieš tai buvęs. Bet tai irgi savotiškai sveikas trikampis, jau su pliuso ženklu.
Ir Tai su pažengė, žodžiu, pažengė jau, taip, sakykime, taip, šeimoje. jeigu pirmas yra su minuso ženklu, tai yra neigiama kopriklausomybė vienas nuo kito. Tai čia yra teigiama. Nu ir besąlyginė meilė, aišku, trečiam trikampį. Tai yra besąlygiškas gerumas. Kai tu esi visko patenkintas pats, tu gali dalintis tuo gerumu su kitais. Bet ne anksčiau. Tai stebėkit, filosofas tampa kūrėjų, tokių idėjų siūlytojų, bet ne per tai, kad jūs būtinai taip turi daryti, bet jisai kuria situacijas, galbūt idėjų siūlymas dar nėra taip tikslu, čia būtų taip, jis kuria aplinką ir situacijas, kad kiti tenai veiktų ir jis iš to kaifuoja. Jis kuria aplinkybės, kad kiti priimtų sprendimus ir kaifuoja nuo to, kad tai įvyksta. Čia ta kūryba platesnėje prasme. Ji, jeigu ten jie kuria savo vaikus per jų galimybių kūrimą, o ne per jų ten nustatymą kažkur. Sukurt galimybės vystyti vaikui. Fantastiškas veiksmas, ar ne? Kągi, auka, tas pats didvyris pagaliau pasijaučia laimėtoju. Jis tampa sveiku, patenkintų žmogumi. Tai yra, jie supranta, kad jis tai moka daryti, kad jam tai gerai gaunasi ir tai, kur didvyris, jis džiaugiasi, kad padarė, nes jam tai nauja, šitam žmogui jau įsitvirtino, aš tai galiu ir man tai tapo rutina, normaliu procesu. Ir šitoje vietoje aš jau galiu kalbėti ne iš tokio pasididžiavimo ir aukšto, o tiesiog natūraliai, lengvai, normaliai, nes mes abu tai galim. Aš laimėjau, nes mūdu abudu laimėjau. Mums abiem gerai ir tai jau tampa savai suprantamų dalykų. Nu ir gelbėtojo rolė, jeigu iš tų dviejų žmonių kažkuris papuola į tą rolę ar ne, čia jau tas strategas, kuris negalvoja, ką taktiškai dabar reikia padaryti, o labiau galvoja apie tai, kokį efektą duos tai, ką mes dabar darom. Kas bus toliau. Tai yra strateguoja tolimesnius veiksmus. Jis jau šachmatininkas, kuris pažiūrė į daugiau ėjimų į priekį. Ir su tuo padeda. Savotiškai. Tai yra, nėra tiesioginė pagalba, tai yra tiesiog padėjimas numatyti tam tikrus dalykus. Aš tą strategą netgi tikrai pavadinčiau, ko gero, vidiniu namuose ugdančiuoju vadovu. Net ne vadovu, tokiu coacheriu, kuris būna šalia ir padeda strateguoti. Tai va. Tai dabar taip išeina, kad mes vis tiek neišeinam iš to trikampio. Taip, klausau. Mes vis tiek neišeinam iš to trikampio, jis tik tai tobulėja. Taip, čia vėlgi reiktų priimti tą poziciją. Jeigu du žmonės bendrauja, tarp jų yra santykis. Jis ir išliks. Ir čia yra kalba, kad išeiti reiškia, kaip pirmą kartą ir paminėjau, tai galbūt ne taip pabrėžiau, tai būti vienišu. Bet jeigu mes pradedam bendrauti su kažkuo, atsiranda tarpusavio poreikiai. Tik jie tada arba sveiki, arba nesveiki. Ir supraskit, trikampis bendravime visada išliks. Ir visada mes juome judėsime aukštyn, žemyn, tai iš vienos rolės tai į kitą. Tačiau jis gali būti labai sveikas, normalus arba nesveikas. Šitas toks ugdantis toksai, bet jau yra daug geresnis negu pirmasis. Šitas toks palaimą teikiantis žmonėm, kurie jame yra. Ir aš tikiu, kad daug žmonių jame yra. Aš dar vis mokausi būti trečiam. Antram tikrai moku būti. Bent jau taip save vertinu. O pirmas, jau tas, kurį aš labai greit pastebiu. Tačiau irgi papuolu, kaip ir minėjau. Čia tam, kad žinotumėt, kad visi mes žmonės. Ir tam, kad žinotumėt, kad verta tai žinoti, verta mokintis. Ir jeigu kažkas sako, ne, aš tai ne. Tai tik tai reikia iš šono atsitraukti ir pastebėti, kaip jis elgėsi su kitais žmonėmis ir jūs suprasit, kur jis randasi. Kągi, šiandien dienos temą aš jums pristačiau. Dabar laukiu jūsų klausimų ir jeigu klausimų nėra, galiu tik pasakyti, kad tai šitas skaidrės, kurias jūs matote, jos iš tikrųjų paruoštos mano neurolinguistinio programavimo praktiko kursui, kur žmonės mokosi ne tik tai teorinį šito viso dalies, bet ir praktikų, kaip pastebėti, kaip išeiti, kaip susivokti, kokios strategijas panaudoti, kad neįskaudinti kitų žmonių ir panašiai. Tai
Viso to galima išmokti tenai. Beje, ir kaip Aš dar nusimti noriu nuo savęs visas paminėti, programas. taip, ir dar paminėti, kad su milijonierių kodu jūs gaunate mokymams didelę nuolaidą, tai yra 30%, tai yra labai didelė nuolaida. Tai pasinaudokit, mėlyjei. O Kol taip kas pat vis dar, aš kol turiu kas. klausimą. Taip, prašau. Klausimą turiu. Vygandai, jeigu, sakykime, na, mes turim trikampį, na, sakykime, namuose, šeimoje, ko gero, ar ne, sakykime, tokį populiaresnį paimkime. Jeigu jau vienas iš dalyvių norėtų, jau supranta, vat, galbūt mokosi, saviugdą užsijama, o, na, kitas tai, na, tiesiog dar įsikandęs to pirmo modulio, tos pirmos pradžios ir ar gali vienas pasikeitęs pakeisti kitą ir tiesiog perėti į antrą lygį? Ar tai tiesiog beprasmiška, ar tai reikia jau keisti partnerį, ne jau į kitą žmogų? Ir kaip čia pasakyti, jūs dabar nuteikti optimistiškai ar pasakyti, kaip iš tikrųjų? Realistiškai, iš tiesų, va kiek dažnai aš sulaukiu klausimų arba kalbame su moterimis, kad aš užsiemu tai saviugdą, aš ten skaitau, aš dalyvauju konferencijose, aš visur vaikšto darau, o vyras tai sėdė ant sofkės ir nieko daugiau nedaro, nenori, jam patinka viskas, o jai jau nebetinka ir nenori gyventi, jinai nori keisti, ar ne, kažkas tai. Vat ką daryti, vat, jeigu vienas iš dalyvių jau nori sveikesnių santykių? Pirmiausia pasakysiu, jeigu tų moterų ar vyrų paklaustume, jie pasakytų, aš kiek visko, ko aš tik nedariau. Ir kalbėti bandžiau, ir nusivesti bandžiau, ir parodyti bandžiau, ir knygutes pirkau, bandžiau parodyti, pritaikyti, ir YouTube kanale kažką įdomaus parodyti, ir taip toliau, ko aš tik nebandžiau, kad jis mane suprastų, kad jis pradėtų, ar ji ten pradėtų tuo domėtis. Iš tikrųjų, tai veikia netgi gal atvirkščiai. Toks spiruoklių tokių metodų, kad tas žmogus tik tai dar labiau bėga tolsta nuo to, ar ne? Ne visada, bet būtent gali taip atsitikti. Kartais, kai kas įkalba. Pirma taisyklė, pats būk okei ir rūpykis savim. Ir jeigu tu būsi iš tikrųjų perėjęs į tuos kitus ir išliksi perėjęs, nes labai apmaudu, kai tu kaip ir stengiasi, o kitas vis tiek tave įtraukia į tuos kitus santykius. Aš priminsiu, kad ir nesąmoningai ir persekiotojas, ir gelbėtojas, ir auka, jie tokie profesionalai, kad atsispirti reikia labai stipriai mokytis. Jie tokie manipuliacijos ir psichologinio spaudimo įtakos specialistai, kad jie vis tiek vienaip ar kitaip įtrauks. Labai gali gerai tai pastebėti ant savo tėvų. Vaikus labai mėgsta laikyti tėvai aukomis ir labai mėgsta juos gelbėti. Ir tuo pačiu būti persekiotojais. Ir jau atrodo, tu taip jau jiem viską gali, jau tu tik suaugęs žmogus, jau tu gali pasakyti jiem, kad viskas, ne. Ir jie vis tiek ras būdą, kaip tave ten kažkaip įsivilioti, nes tu kaip ir tėvai, tu negali būti visiškai nuošaly nuo jų. O jeigu tik pradedi bendrauti, tu jau jame. Ir daug kas suaugęs žmonės gali tokius dalykus pastebėti. Todėl šitoje vietoje aš galiu pasakyti tada paguodžiančiai, ne? Rūpykitės savimi, aukit patys ir jeigu jūs iš tikrųjų demonstruosit visom savo ląstelėm, visą savo vibraciją, visą savo energiją aplink, kad jūs netame trikampyje, po kiek laiko iš tikrųjų kitas žmogus neturi skurdinti. Jis jūsų stiprumą, jūsų tą savivertę nepalaužiamą, tas savivertė ir tas stiprumas pritrauks tą žmogų į tą kitą bendravimo lygį. Jeigu jis norės būti kartu su jumis. Nu, arba ne. Tada, ko gero, bus viso gero. Nes tam žmogui truks aukos, arba jam truks gelbėtojų, galbūt jam truks to, kuris nurodinėja. Ir tai jam nepatiks ir galiausiai jis pavargs negaudamas to. Tai va, tai šitoj vietoj arba tas žmogus, jau jeigu jūs jam labai labai svarbus ne tik tai dėl tų ko priklausomų santykių, o tą labai lengva bus pastebėti, jis tada iš tikrųjų pasikeis, bet per ilgesnį laiką. Bet jeigu jūs jam reikalingas tik dėl to, kad jis galėtų vykdyti savo rolę, tada tas žmogus, kai jūs išeisite iš trikampio, tiesiog jūs jam busit nebereikalingi, nes jis negalės būti savim ir jis pavargs. Jis pavargs, nes jis negaus to, ko jam pastoviai reikia. Ir tokiu atveju tiesiog arba visi kankinsis, arba išsiskirstys.
Bet iš tiesų, kaip sunku tada identifikuoti, galbūt ar tas žmogus potencialiai kada nors galėtų pasikeisti, ar jisai tiesiog nebepatenkins. Kas dažniausiai tada išeina iš santykio, kas išeina iš to trikampio, ar tas, Asta, kas čia kalba, gelbėtojas? Nu, Iš tavo vidaus. dabar kas čia gal agresorius, kuris nori tos informacijos, duok man greičiau, nes man reikia aiškinti gal santykius kam nors. Kodėl aš klausiu, vėlgi gal grįžtu prie tos temos, todėl kad būna atveju, kad sako, jau nebegaliu, jau viskas, jau skirsios, bet, sakykime, pratempia ir vat, pradeda jau šeima kažkaip tai susiderinti. Jau po truputėlį tobulė, o būna kiti, dar palauksiu ir tada tas, kuris laukia, lieka paliktas, nes kitas išeina. Nebegali. Va čia va šitos va vietos, va kaip, ar yra, kaip galima identifikuoti, pasikeis ar ne? Keičia kartais žmonės, o tas supratimas, kad jeigu aš nepasikeisiu, man būsiu paliktas. Bet kai žmogus iš tikrųjų, vėlgi pasakysiu, ne protu, o instinktais pajaučia, kad jau atėjo ta riba, kad aš vienas. Ir tada kartais būna žmogui ten pasikeičia visiškai jau vidinės pasaulis, vidiniai suvokimai, įsitikinimai ir jis ima daryti žingsnius, kad kažkaip išlaikyti savo šeimą, santykius. Kartais dėl tam tikrų vertybių, dėl vaikų dar kažkokia jau pajaučia, kad tai gali būti krizė ne tik man, bet ir mano brangiausiam žmonėm, ima keistis. Tai daug yra priežasčių, dėl ko kiti žmonės anksčiau ar vėliau pradeda keistis. Tačiau vėlgi aš pasakysiu, jeigu nėra kažkokių tokių sąlygų, arba žmogus jau įkerpėjęs ir jam ten gerai, jis iš to turi naudos ir daugiau negu kad kažko, ir jūs jam nereikalingi, tarkim, jis nesikeis, jis nieko nedarys. Ar galima kažką padaryti? Vėlgi pasakysiu, rūpinkite savo psichologinę sveikatą, rūpinkitės, kaip jūs atsinešate į kitus žmonės ir iš tikrųjų ilgainiui tie žmonės pradės atsinešti į jūs panašiai kaip juos į jūs. Jeigu jūs, tarkim, savotiškai pasidarysit šiek tiek abejingi, ar ne? Turime neįsitrauksit kaip gelbėtojai. Tas žmogus padarys galbūt šiek tiek savarankiškesnis. Nes kasgi, jeigu ne jūs, nepadės. Ir va taip palengva, būnant kitoje rolėje, galima kitą žmogų įtraukinėti. Tačiau tai iš patirties sakau. Tai tiesiog ilgas procesas, kuriame bus jūsų pačių nuopolių, bus jūsų pačių permastymų dalykų, galbūt bus dienų silpnumo, kada nepajėgite, tačiau jeigu pastoviai galvosite trikampį, eisite tuo keliu, darysite nuolatos, nenusisukdami nuo šitos 3 trikampiukų eigos, pasieksit rezultatą, žmogus šalia jūsų pasikeis. Čia reikia daug kantrybės. Bet kantrybės ne kitą keičiant, nesiekiant, kad jis pasikeistų, o tobulėjant pačiam ir elgiantis su kitu žmogumi ir savimi iš kito lygio trikampio. Nepriklausomai nuo to, jis padarė, nepadarė, kaltas, nekaltas, jam išėjo, neišėjo, nori, nenori, supranta, nesupranta. Ne, jūs tiesiog būna tame kitame trikampyje ir gyvena. Jis ateis į jį, tik jums reikia iškentėti. Bet nemokyt, auklyt, verst, įtakot, manipuliuot. Čia vėl trikampis, vėl tas blogasis. Bet paedukuoti neprošal būtų, kad ir apie tą patį Karpmano trikampį. Asta, tuo pačiu pasakyti, žiūrėk, aš turiu žinių, o tu jų neturi ir aš dabar daug tau papasakosiu. Aš galiu pasidalinti. Taip, ir jau čia jūs persikėto rolėje. Jeigu tas žmogus nenori ir neprašo, o aš einu ir kišu jam per prievartą į šaukštą į burną arba bandau pasirodyti, ką aš žinau, o tu nežinai, savotiškai tai toks subtilus būdas parodyti, tu žemiau manęs, ar ne? Juk nuo to viskas prasideda. Iš dalies kitą kartą gal kitus ir motyvuoja, kad kitas daugiau žino, tai ką aš čia negaliu. Vėlgi motyvacijos ir nepriklausomai. Prisiminkit, tu toks, koks esi. Aš tave priimu su tavo žiniom, su tavo gebėjimais ir negebėjimais. Tokį, kokį tu moki ir nemoki. Aš moku su tavim bendrauti, netobulinant, nemokant, neaiškinant.
tiesiog taip, kaip išeina. Ir jeigu tu kažko pat nedarai, aš pasidarysiu, jeigu tu kažkaip nesielgi, aš pasielgsiu, bet aš būsiu va tame kitame santykė su tavim ir ilgainiui, tu negaudamas savo tos dozės iš savo santykių rolės, ilgainiui tu pasikeisi. Ne? Jeigu, tarkim, auka pradeda priimti sprendimus pati anksčiau, neklausdama, nelaukdama žvilgsnio, nurodymų ar kažko, ji pradeda labiau rodyti stiprių žmogum, persekiotojų ir įrodinėti, kad jos pasiteisina veiksmai. Jų labiau, kai tas persekiotojas kritikuoja, jis jaučia, kad nevibruoja kalte ir neatsakinėja, nesiteisina, o tiesiog užsima kažko savo svarbesniu, negu kad ten lysti į tokius žaidimus, auka. Jis pradeda suprasti, jau nebe auka, su juo reikia kalbėti kaip su lygos su lygiu. Ir kažkuria diena jis tai prabils, kaip lygus su lygiu. Ir tai jau bus partnerių pokalbis, o ne ko priklausomybė, kas vargšas, o kas yra aukščiau. Stovi tik dėl to, kad jau išsilaimės geresnis, tik dėl to, kad jis karjerą geresnė padarė, tik dėl to, kad daugiau pinigų parneša. Visą tai tik tai provokuoja būti trikampį. Todėl... Tai visiems meilės, laimės, supratimo, Taip. Kantrybės. Pasikeitė, įvyko metamorfozė. Kitas paklaus, klausyk, kas su tam įvyko? Tu kitaip su manimi elgiesi. O tada gali pasakyti, žinai, aš mokinuosi tokius dalykus ir ten yra įdomus dalykai apie santykius. Dabar aš bandau juos tobulinti. O papasakok. Man įdomu, galėtum ir mane to išmokinti. Va tada galima padėti. Bet jei neprašau, tai su tuo tokiu, žinai, man čia papasakau, leisk aš tau papasakosiu. Eik tu tai savo sektą ir mokykis tų savo nesąmonių. Leisk man su vyras krepšinį pažiūrėti. Tikrai, taip, visokių situacijų būna ir visokių jų bus ir visiems labai linkiu susiprasti, kas kur esate ir ką galite su tuo padaryti. Tai ačiū šiandieną, Vygandai, už nuostabią paskaitą, už mūsų edukaciją, už jūsų edukaciją mums. Mes be galo esame dėkingi. Na, o žiūrovams sakau ačiū visiems, kas žiūrėjote ir iki kito pasimatymo. Iki kito pasimatymo ir aš priminsiu, ieškokite nuo apie praktiko kurso, ateikite ir gausite daugiau. Už labai gerą dabar prieinamą kainą. Prisidedu prie rekomendacijų, nes kaip tik neseniai visiškai prieš valandėlę turėjau kitą paskaitą apie finansus ir tai tenai dėstytoja pamatė, kad esame bendruose drauguose ir sakė aukščiausios rekomendacijos. Tai tiesiog žmogus visiškai iš šono, kuris atėjo ir pasirodo jau seniai, tarp ko aš jau kaip suprantu, jūs senai bendradarbiavot, senai dirbot, ar ne, kartu. Ir jinai buvo vis dar yra toj euforijai prisiminus ir prie tos, kai sako, labai rekomenduoju, nes žmogus yra savo srities profesionalas. Tai jeigu kas norit pas savo srities profesionalą, tai Vygandai, rekomendacija tiek mano aplinkos. Gražius komplimentus ir aš stengiuosi, kad viskas būtų prižeminta ir nesu nei kažkoks guru su aureole ant galvos, neturiu sparnų už nugaros. Tačiau stengiuosi, kad realistiškai žmonėms parodyti, kas iš tikrųjų veikia. Ir padėti jiems susitvarkyti. Tai va, tai visiems sudie, malonu, kad jūs buvot, visus mes jūs mylime ir iki pasimatymų. Iki.